Sveiki, draugai bičiuliai. Nesenai Facebook'o kanale Celofanas Live buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuris sukėlė didelį pasipiktinimą. Tame vaizdo įraše save vadinantis komikais Mantas Stonkus, Rolandas Mackevičius ir Mantas Katleris tiesiog šlykščiai apkalbinėjo asmenį. Ir man net liežuvis nesiverčia pakartoti tuos žodžius, kuriuos jie tenai pasakė. Tame tarpe jų kanale YouTube tas vaizdo įrašas beveik 3 valandų peržiūrėtas daugiau nei 200 000 kartų. Ir tam kanale, kur yra Manto Stonkaus su chebryte sekėjai, tie pasakyti žodžiai ir keiksmažodžiai pasipiktinimo kažkodėl nesukėlė. Nei visuomeniai gerai žinomos žvaigždutės pasipiktino, nei šiaip kažkas, o galima sakyti, paskaičius komentarus, dalis net ir džiaugiasi girdėdami tuos visus keiksmus. Taigi tiem, kurie matė tą trumpą vaizdo įrašą, kalbant apie vieną žmogų, kurį netrukus jums pristatysiu, gali tą įrašą pasižiūrėti, o šiandien pas mane svečiuose kosmetologė Olė. Labas, Olė. Labas, Antanai. Ačiū, kad atvažiavai. Nu tai būkim vieni, bet teisingi. Ačiū, kad išreiškiai tą norą pasidomėti šitą situaciją. Įdomu pasidarė, matai, tas vaizdo įrašas pasirodo jau senai paplatintas šitą istoriją, bet aš pats jau, kai čia nesenai grįžęs, tai čia man daug kas yra nauja. Tai va tame ir esmė, kad aš jau kaip ir asmeniškai buvau nusteikus, kad šita istorija, situacija nugulė ant dugno, nes nelabai kas ten ir susidomėjo, ją pati už save kiek pastovėjau, tiek pastovėjau. Ir dabar lyg jau ir viskas kaip ir vandenis nuplaukė ir tada labą dieną. Labą dieną. Kas? Tada pasiūlai. Labą dieną aš. Taip, labą dieną tu. Supratau. Tas įrašas, sveiko proto visus žmonės išvertė tiesiog. Mes turim kitą skandalą, kur čia iš mažaūgių pasišaipė labai taip gražiai. Tai dar kaip ir laukiam atsakymo, kom čia baigsis, čia kaip su teisėsauga. Tu dėl savo situacijos irgi kreipėsi į teisėsaugą ir papasakok tada, kaip ten. Jo, iš tikrųjų, būčiau šiek tiek silpnesnių nervų žmogus, tai būčiau ne tik į teisėsaugą kreipusis, bet gal ir būtų prireikę psichologo pagalbos. Nes man aišku, aš nežiūriu šitų pavargusių komikų kanalo ir man žmonės masiškai pradėjo siųsti tą video, ar matei. Aš pasižiūriu tą atkarpą, taip, kaip ir pasakei, tai yra mažų mažiausiai šlykštu. Bet kai apie tave taip kalba, būkim biedni, bet teisingi, vienas iš žinomiausių Lietuvos vyrų, kuris yra žinomas, turi, pagal mane, tai yra 4. pagal didumą jų YouTube platformo kanalas, pakankamai didelis. Daug žmonių tai pamato ir jisai šitaip, ten tie 2 kiti tai apie nieką, bet jisai toks jausmas, kad vidinė nuoskauda kažkokia, bet lyg aš jam kranelį kažkokį būčiau prisukusi, kad jisai šitaip išsidergė. Finansinį. Taip, finansinį kranelį, kad aš jam prisukčiau. Ir tu klausai, tu atsisėdi, tu perfiltruoji, atsigeri vandens ir tu galvoji, arba tu kreipiesi kažkur rimčiau, arba tu eini pati už save pastovėti. Tai aš tą ir dariau, aš pati už save pastovėjau, bet būčiau silpnesnių nervų žmogus, tai galbūt reikėjo. Ok, tu atsilaikėjai, o kaip šeima reagavo? Vyras, tai aišku, iškart pirmą sekundę pamatęs, sugniaužęs kumščius, sako, norėjo į barzdą, jo, taip draugiškai, bet kadangi mūsų šeima nėra apie tai, mes nesam tie agresoriai, mes nesam tie, sakau, einam tuo teisingu keliu. Teisėtų gal keliu. Ir teisingų, ir teisėtų. Viešinam, kalbam, žmonės tegu patys daro tą verdiktą ir, mes nesam tie, kurie norėjosi, aišku, ta prasme, kiekvienam vyrui norėtųsi, kai išgirsti tokį apie savo moterį, norėjosi. Bet paskui Kasčiūnas kaip ir uždegė žalią šviesą eiti. Šaudyt galima. Ir vyrams eiti pas žmonas ten ginti jas. Tai... Tau teko girdėti, aš su Stonkum turėjau istoriją. Aš girdėjau, teko, taip. Jisgi nuo tol silikonu patapo. Tai va, aš nelabai, tą silikoną tai tik šiom dienom kažkaip ir išgirdau, nelabai aš ten taip stipriai gilinausi, bet jūsų istoriją žinojau.
Ir, nerimsta žmogus, nerimsta, jisai su visais, su Bolto kurjeriais ten problemų turi, jisai toks. Bet tada jo drąsa, kai aš nuvažiavau, aš realiai priėmiau jo paties iššūkį ir jo ta drąsa išgaravo. Tai čia galima vertinti, kad žmogus drąsus, kai jisai jaučiasi kažkur tai už kameros ir to vyriškumo, bet aišku, geriausia, kai vyriškumą moteris vertina, o ne vyrai. Iš esmės. Taip turėtų. Tai va šitoj vietoj vėlgi aš norėjau tavęs paklausti, kaip vertino tavo aplinka jo tą elgesį. Kad tave informavo, viskas gerai, bet ką jie sakė? Ir man įdomiausia paklausti apie tuos, ar buvo tokių, kur pateisino jo elgesį, kur sakė, čia viskas gerai. Iš mano artimos aplinkos? Ir iš tos, ir iš tos. Tai aišku, mano asmeninė artima aplinka, tai jų buvo tiesiog skambučiai, Oli, kaip tu, ar matei, ar viskas gerai. Sunerimo dėl tavęs. Taip, faktas. Tai nebuvo, kad iš mano artimos aplinkos būtų palaikymas jam, kad jisai čia adekvačiai pakalbėjo, ne. Koks nors piktas kaimynas per tvorą, žinai. Ne, buvo tokių žmonių, kurie sakė, Oli, galbūt aš irgi nelabai sutinku su tavo nuomonė, bet kaip išsireiškė Stonkus, tai yra peržengtos visos moralinės ribos. Jis kaip einantis į eterį, jis privalo parinkti žodžius, nori, nenori, nes jo klausosi daug žmonių, didelė auditorija. Ir buvo tikrai tokių, kurie sakė, galbūt vietomis aš su tavim nelabai sutinku, Oli, bet kaip pašnekėjo, tai yra peržengtos visos ribos, amoralu, šlykštu ir net nebesinori žiūrėti tą žmogų. O aišku, tų blogų komentarų, kurie palaikė jo tą, tai yra tik jo auditorija. Kaip tu vertini tai, kad iš esmės, jeigu perklausyti ten tą 3 valandų jų tą pokalbį ir ten tų laidų jie ten daug prirašė, aš pažiūrėjau pagal numerį, ten jau kažkeli šimtai, kažkelinta, kad tie, kurie skelbėsi tokie super patriotai, realiai keikėsi rusiškais keiksmažodžiais. Tai kaip tavo čia šitas, mes dar prieisim tą temą apie tavo požiūrius ten ir kelionę Ukrainą ir taip toliau. Bet kaip tu asmeniškai vertini tą žmonių dviveidiškumą, ar kaip čia pavadinti? Nenoriu per daug čia tau pasakyti, aš noriu, kad tu pasakytum. Tai aš iš viso nenoriu jų vertinti, nes man jie yra tokie apie nieką, bet ta necenzūrinė rusiška leksika ir jūs dar mane vadinat vatnikė? Vatnikai tai tie, kurie iškelia Lietuvos vėliavą, man aš taip pagal tai, ką matau, kaip yra. Taip, bet esmė, kad kaip man jį vertinti, tai yra, aš šiaip niekada jo nežiūrėjau nei kaip komiko, nei anksčiau, nei dabar, o dabar nes iki šito momento aš neturėjau su jo iš vis jokio interakciono, jokio konflikto, nieko, net kalbėdama savo temom, niekada jo neminėjau. Tai čia istorija yra tame, kad jį kaip darbo šunį patagino tokios partizanės straipsnėje. Ir jeigu kas matė tą jo YouTube'o tą podcast'o momentą, jis net nesugebėjo kalbėti savai žodžiais. Jis viską skaitė iš telefono, tai ką buvo surašiusi ta partizanė. Šiai dienai ta partizanė yra deaktyvavusi savo profilį, nes jinai turi krūvą reikalų už kurstymą žmonių. Ir tu, kad ir eini kalbėti, tu susitikrink faktus. Jis nesusitikrinęs faktų, jinai parašė beleką, jis atkartojo beleką. Jis tiesiog perskaitė. Jo, nes jisai sako, kad aš video įkėliau 13 dieną, kai Ukrainai buvo labai sunki diena, tai tu bent pasižiūrėk, video įkeltas 9 dieną, ne 13. Tai taip, jis faktų nepatikrinęs, jis bukai paskaitė straipsnį ir viskas. Ir jeigu darai apžvalgą, tai bent jau pasigilink kažkiek. Aš pasižiūrėjau, ten ta anketa bent vakar, jinai ten tos kažkokios partizanės veikia, man aišku. Antrą susikūrė. Čia jau antra, kita. Ta pagrindinė yra deaktyvuota, o jinai tada susikūrė antrą. Ir labai, toks, žinot, tu vediesi ant žmogaus teksto, kuris slepiasi po AI sugeneruotą nuotrauką, kuris tu nežinai nei jo tapatybės, nei kas jisai. Aš einu kalbėti. Tai žmonės žino, ką aš gyvenime veikiu, kas aš tokia, kaip aš atrodau ir aplamai, kuo aš kvepuoju, ką aš valgau, ne? Žmonės mane žino, čia tu vediesi tekstu, kurį rašo visiškai anonimas, pasislėpęs, bijantis rodyti savo tapatybę ir tu aklai juo tiki. Taip. Dabar kalbant apie tą vaizdo įrašą, aš dabar kaip tik jį atsidariau šiandien, mes kaip filmuojam, yra Liepos 9 diena.
20 000 žmonių pasižiūrėjo, 233 komentarai, visi aišku, smerkiantis ir neigianti, bet čia mano kanale, čia visas tas reikalas. Na, bet kaip tau tada atrodo, gal tau yra girdėtas toks Algis Ramanauskas greitai. Jisai pasiūlymų šaudytis, nu ten pasiūlymų tu daug yra davęs, jis buvo išmestas iš LRT. Kiek žinau, Stonkų silikonas, jis vis dar yra dviračio žiniuose. Ir bent anksčiau matydavau, jis ten ir kažkokią dar ten dainų laidą vesdavo kažką, tai kaip tu galvoji, kodėl jo LRT neišmeta? Ar jie čia toleruoja visą tai, jam čia patinka? Dvigubi standartai. Ne, dabar aš apie tą Ramanauską ir kodėl Stonkaus neišmeta? Nu kaip tavo nuomonė, kodėl Ramanauską išmetė, o Stonkaus, ką LRT nematė ir nežino, kad jisai daro tokius pokalbius su šitiek rusiškų keiksmažodžių? Turbūt matė, tai kodėl jį laiko? Tai aš šitą nuomonės klausiu, čia gali žinot, gali nežinot. Aš nežinau, aš norėčiau to paties paklausti pas LRT. Tai būtų iš tikrųjų įdomu iš jų išgirsti. O nėra noro jam laiško parašyti? Aš su mielu noru. Ar advokatų paprašysi? Paprašysi. Kad padėtų paformuluoti. Padėsi advokato. Dabar norėčiau tokią įdomesnę irgi temą. Tapinas skaidrino visus tuos čekučių vagis, tuos visus. Ten daug apie tai galima kalbėti, ten prikalbėta. O aš kaip supratau, tu paėmėjai, ką padarėjai ir tu išskraidrinai Tapiną. Iš esmės. Tai jeigu gali, Respublikos žiūrovam papasakok ir mes kanale pasidalinsim. Tai ką tu ten atradai, ką tu ten išskaidrinai, čia dar iki kelionės į Ukrainą, nes kaip suprantu, kelionė ten buvo jau vėliau. Ne, pradžioj buvo kelionė į Ukrainą. Pirma buvo kelionė, o po tas, tai tada pasakok. Tai Tapinas čia visai nesenai, gegužės mėnesį išskrido žaisti pokerį turnyrą ir tai yra atviras pokerio turnyro puslapis, oficialus, legalus ir tie, kurie bent kažkiek domisi pokeriu, o aš mėgstu tą žaidimą ir draugų labai daug, kurie mėgsta tą žaidimą, tai labai buvo nesunku iškart pamatyti informaciją, kas žaidžia labai dideliam pasaulio turnyre. Ir man tiesiog mano draugai jau pradėjo siūsti, kad ar tu matei, ar žinai. Aš kadangi vėlgi jo neseku, nestebiu ir ne, bet pasitikrinau faktus. Taip. Ir tu radai viešoji prieigo, jo vardą, pavardę, ta prasme? Taip, yra oficialus pokerio tas turnyro puslapis. Dalyvių ten sąrašas. Dalyvių sąrašas, kas su kuo prie kokio stalo sėdėjo, net aprašomas rankos, kaip jiems sekėsi žaisti ir taip toliau. Ir ką mes matom, kad Tapinas žaidžia su Rusijos žaidėju. Prie vieno stalo. Prie vieno stalo. Jo. Ir jisai dar jam pralaimi. Jo, tai Tapinas pralaimėjo rusų į pokerį. Taip, ten jeigu tie, kas labiau nori pasigilinti, gali ir pasižiūrėti, kokiom sumom ten, nes... Kiek jis ten pralošė? Aš žinau, kad jisai žaidė su tuo stalu su tuo rusu ir tas rusas išėjo su 1 milijonu laimėjęs. O Tapinas išspirtas? O Tapinas antroje vietoje buvo, man atrodo, jie dviese buvo, man atrodo, likę prie stalo žaisti ir jisai jam pralaimėjo. Bet finale pralošė. Jo. Tai įdomu, o kodėl jisai neatsisakė žaisti, nes turėjo kaip ir atsisakyti žaisti? Taigi apie tai ir buvo mano skambutis, pasiskambinau Tapino atstovui, pradžiai uždaviau kelis klausimus, kad, įsivažiuoti pokalbį, įsibėgėti. Žmogus tikrai skyrė man labai daug dėmesio, buvo informatyvus, pakankamai mandagus. Ten kažkoks atstovas, kur paskambinai kuriam? Taip, Tapino atstovas, spaudai, jo. Ir kai uždaviau jau tą savo esminį klausimą, žmogus pametė savikontrolę ir rezultate tiesiog padėjo man ragelį. Jo, tai, o mano ir buvo, aš tai ir norėjau užduoti klausimą, ar neturėjo ponas Tapinas vadovautis savo vertybėmis ir kaip jisai 22 metais, man atrodo, boikotavo visus, kad nežaiskite, nes čia būsi vos ne šalies išdavikas, tu turi atsistoti nuo to stalo, boikotuoti, išeiti ir taip toliau. Ir tuo pat metu, ir čia jau antras kartas. Čia antras kartas? Antras kartas, tais pačiais metais, kai jisai paskelbė savo šitą įrašą, tais pačiais metais jisai vėl žaidė pokerį su rusu. Ir dabar vėl situacija kartojasi, tai, vadinasi, pinigėliai. Tai iš esmės aš nesu pokerio, šiaip kaip žaidimas, bet aš tikrai nesu jau ten pro kažkoks kietas žaidėjas. Bet dabar, kiek man yra žinoma, jeigu ten kažkas laimėjo pirmesnė vietoje, jis liko antroji pusėje,
vis tiek tas pirmos vietos nugalėtojas viso piniginio fondo nepasiema. Antra vieta, ten trečiagi yra, ten gauna visi kažkiek tai tų pinigų. Čia reikia dabar žiūrėti, nes kiek aš žinau, pas juos buvo tas, kad tu susimoki bazinę sumą tam, kad aplamai galėtum. Ir čia tų vidinių momentų, to didelio turnyro, aš galiu lyginti kaip mes, žaidžiam pas save. Bet negalima lyginti pasaulinio turnyro su namų žaidimu. Tai aš negaliu šito tiksliai pasakyti, ar ten antra vieta dalinosi kažkiek, ar kaip. Aš tiesiog žinau, kad jis pralošė Rusui. Tai aš tada savo pasidalinsiu žiniomis. Aš čia kai kalėjime buvau, mano kambariokas buvo užsienietis, jisai buvo stringas pokerio žaidėjas ir buvo prisirašęs tų visokių pokerio tų žaidimų iš čempionatų taip ir toliau. Ir ką aš ten pamačiau, kad ten pirmas dešimtukas, ta prasme, visi išeina su pinigais. Tik tai proporcijos skiriasi. Tai jeigu ten tas rusas laimėjo ir ten pirmą vietą, o ten Tapinas ten antrą ar trečią, tai vis tiek jis negalėjo išeiti be pinigų. Tai gaunasi, jeigu Tapinas jisai būtų atsisakęs su rusu žaisti visiškai, jisai būtų be pinigų išėjęs. Taip. Tai galima daryti prielaidą, kad Tapinas žaidė, kad vis tiek tų pinigų kažką gauti ir net jam nesutrukdė žaidimas su rusu. Kad laimėjo, pralošė, tai jau čia sėkmės dalykas, gebėjimų dalykas ir taip toliau. Taip. Čia tiesiog kalba eina apie vertybės. Ar vertybės, ar pinigai, galim daryti išvadą, kad Tapinas pasirinko pinigus. Nes kitu atveju būtų atsistojęs nuo stalo ir be pinigų palaidojo savo tą startinį mokestį, kurį sumokėjo ir būtų nežaidęs. Bet jisai sutiko žaisti. Tai turbūt žiūrovai akylus galite parašyti turbūt komentarą, patikrintą informaciją, gal net pavyktų sužinoti, kiek Tapinas tų pinigų laimėjo. Aš kaip suprantu, registras ten tų visų, kaip sakyti, ten viešas, ten viską galima rasti. Tas puslapis yra viešas ir, sakau, ten ir rankos buvo prašytos, kaip žaidžiama. Tik, sakau, nežinau, ar skelbė galutinės sumas, kiek. Aš ten labai ir nesigilinau. Man buvo esmė vertybės. Čia tu žmonės boikotuoji, kad, ta prasme, vos nebūsi šalies išdavikas, o gal žmogus turi vienintelę savo progą sudalyvauti kažkokiose olimpinėse žaidynėse ir jis jaučia kaltę. O jis spaudžia, kad jisai neįtų. Ir jisai jaučia kaltę, kad jeigu aš sudalyvausiu, tai toks kaip Tapinas mane išstatys kaip šalies išdaviką. Tuo tarpu, tai kur tos vertybės? Bet čia yra kertinis taškas, kad kai paviešinau šitą dalyką, tai Tapinas turėdamas savo atskirą didelę platformą, didelį kanalą, jisai galėjo išeiti prieš savo žmonės ir jiems duoti kažkokį paaiškinimą. Ar jis kalbėjo apie tai viešai? Jisai viešai nekalbėjo, jis pasirinko vietoj to duoti 15 minučių interviu ir 15 minučių, jeigu tu nori perskaityti tą intervą, tai reikia susimokėti. Ten yra prenumeratoriai, 15 minučių gali iš vis tik prenumeratoriai ten skaityti ir jeigu tu nori paskaityti 9,99, tu turi susimokėti, bet aš kaip suprantu, yra kas skaitė, tai jo atsakymas. Aš turiu dar tą pasiūlymą prie tos kovos, apie kurią kalbėsim. Gal tu norėtum parašyti paklausimą mokesčių inspekcijai, ar Tapinas tą laimėjimą padeklaravo? Galima paklausti, jo. Iš esmės. Bet čia dar būtų labai įdomu, bet taip ir įsivaizduokit, pukšai Tapinas, tas didysis skaidruolis ir nepadeklaravo, nes kiek žinau, mokesčių inspekcija, kiek man žiūrim čia televizorių, tai kalbėjo apie tuos įtakotukus ir net rodė per televiziją, per žinias, tai kad ten yra nedeklaravusių pajamų jų ir ganėtinai tų skaidruolių, teisuolių ganėtinai nemažai. Dabar aš norėčiau tada, kad tu vis tik papasakotum apie savo tą kelionę į Ukrainą, nes kaip supratau, ta tavo kelionė sukėlė didesnį isteriją negu paviešintas tas tavo reikalas apie būtent šitus Tapino pokerius. Nes įdomumo dėliai aš kažkada padariau irgi vaizdo įrašą rusų kalba ir pas savo bičiulio YouTube kanale, ne YouTube, Facebooko kanale, jis Latvis yra, mes ten paviešinom, o jį labai daug žiūri ukrainiečiai. Ir ten sulaukė irgi didelės sėkmės, aš papasakau tam vaizdo įrašą, dar Viščinkbanką man buvo parvežę dovanų, aš jau užsidėjau, ir aš papasakau apie Šurajevo visus tos judesius, papasakau apie Tapino BMW, apie Tapino Nidoj butą ir kitus dalykus. Ir pasipiktinimas buvo milžiniškas, bet buvo ukrainiečių tarpe pasipiktinimas. O dabar, kaip supratau, tu čia lietuviam, tu pati parodė atvirkštinį variantą, kai aš rodžiau, kas dedas Lietuvoje ukrainiečiam, o tu lietuviam parodai, kas dedas Ukrainų. Tik plačiau, jeigu galėjai apie tai papasakoti. Tai buvo tokių klausimų, bet ar nebijojau ten važiuoti? Taip, o čia pagrindinis klausimas.
Tai čia nebuvo spontaniškas, kad aš atsikėliau ir važiuoju. Ne, tai aš važiavau pas savo buvusią bendradarbę, kuri buvo per visus neramumus atskridus į Lietuvą, jinai su mumis dirbo, aš ją puikiai pažįstu ir tada jinai sugalvojo vieną dieną, kad jinai jau grįžta atgal į Ukrainą, mes dar tada stebėjomės, tai pats įkarštis, tai kaip tu ten grįžti. O jinai lietuvių ar ukrainietė? Ukrainietė. Ukrainietė. Jo. Ir jinai grįžo į Ukrainą ir aš tiesiog kasdieną matau jos storius, kaip jinai sportuoja, dirba, ten bariukai, koncertukai. Tai ta prasme, tie bariukai įrengti kažkur po apkasais tenai, viršui kareivėje pačioj bariukai. Ne? Viskas taip, kaip vat ant mūsų žemelės sustatyta. Ir aš tiesiog jai parašiau, paklausiau, sakau, kaip ten, sakau, jeigu atvažiuoti, sakau, ar tu nusiteikus kalbėti, nes tie, kas klausė tą video, ten yra įdomu paklausyti. Aš jo nematęs, aš jinai daug vidinės informacijos davė ir šitą Ukrainos. Taip. Ir sakau, ar man saugu atvažiuoti, nes aš vis tiek ir vaiką turiu, ir šeimą. Oli sako, mes čia gyvenam kaip gyvenimus. Nusipirk bilietą, tavęs net bilietų kasoje nieks neįspėja, kad ten galbūt vyksta neramumai, gal jūs nevažiuokit. Bilietai parsidavinėja va taip va laisvai, nuvažiavai, nusipirkai bilietą, aš važiavau su tais dviem pačiais vairuotojais, atvažiavau, pernakvojau pas ją tenais ir atgal važiuojant papuoliau vėl ant tų pačių vairuotojų, nes ten va taip kursuoja pirmin atgal. Ta prasme, autobusai juda pirmin atgal. Laisvai, be jokių įspėjimų, be jokių nieko. Tai gerai, aš taip, tą, ką mačiau aš per televizorių, tai praktiškai, tiek, kiek rodo tie sugriauti tie daugiabučiai, ten tų greitųjų gaisrininkų privažiavę, tai ten gali pagalvoti, kad nuo ryto iki vakaro ten kažkas tai dega, kaip gazos ruožė, ten panašiai kaip rodo. Tai ten tu tą ir pamatei, nuėjai, ten viskas sugriauta aplinkui ir ką tu ten pamatei. Visų pirma, aš atvažiavau į tą miestelį, kuris yra toliau nuo visos tos zonos. Kokiam tam miestelį? Hersonas, man atrodo, jis taip vadinasi. Herson, tai kad kažkaip tenka girdėti man tą Hersoną. Jo, bet... Ar tikrai Hersone buvai? Ne, Hersone gal jos mama gyvena. Ai, Chmelnyckį, va. Chmelnyckį. Jo. Nes galvoju, Hersoną aš girdėjau bombas, tai aš taip apsidžiaugiau, man jau sakysi, čia buvo. Ne, Chmelnyckio miestelėje buvau, tai jis yra šiek tiek toliau nuo to viso dalyko, bet net ir Nelė sako, va, tas namas, sako, čia mano tas namukas yra labai strategiškai tokioje vietoje, kur vieną naktį gali skristi kažkokią nedaskridusi, ne taip nustatytą bepilotę. Jo, yra 500 metrų nuo jos namo, yra kritusi, bet tai yra vienetiniai atvejai. Ir pas juos ten būna tos sirenos kaukia ir taip toliau. Aš nakvojau vieną naktį, nes 2-5 valandas į vieną pusę važiuoti, tai yra žiauriai daug. Ai, savo autobusą ten sėdėti. Jo, tai aš pernakvojau smalsumo dėliai, labai norėjom pagauti ten tuos TCK-šnikus vadinamus. O, čia irgi ten. Jo, nes jinai... Internetas pilnas, bet Lietuvoje apie tai neįkriu. Jo, taip pati jinai pasakė, jie turi miestelių, kur vyrų praktiškai nebelikė. Kur vyrai persirengia moterimis, kad galėtų eiti į parduotuvę ir taip toliau, kad jų, neimtų. Kaip pasakai, vyrai persirengia moterim, tai man LGBT-šnikus primena. Bet suprantu, čia normalus vyrai, čia išgyvenimo klausimas, jo. Čia išgyvenimo klausimas. Tai jie persirengia, kad jų nepagautų, kad neišsiųstų į frontą. Jo, nes jeigu važiuoja tas busikas, jeigu mato, kad moteris, tai važiuoja ir pravažiuoja. Bet tu čia tau ukrainiečiai tą liūdė, nes šitos sakys, oi, tai čia rusų propaganda. Čia yra žmogus, kuris ten gyvena ir kuris taip dalinosi savo asmeninę patirtimi, tai ką jisai mato savoje šalyje. Ir mes ėjom gal. Tai jie, kaip mes esam Lietuvoje, turim keleivių kontrolę, kur visi praneša, kur stovi keleivių kontrolė, ne, čatas. Tai ir kur policija stovi. Jo. Tai jie turi susikūrę savo kanalus, kur jie praneša, toks ir toks busas stovi ten ir ten, neikit. TCK neikit, nes aš ten vaizdo įrašą galybę matėme, mes kanale esame nekartą pasidalinę, kad, realiai ten žiauriai visus ten. Savisavus. Ir kaip čia gaunasi, čia taip jie nori ginti tą tėvynę, kad bėgioja visi, kad jau ten to nėra. Tai va, tai esmė, kad aš nevažiavau ten vabank, aš važiavau ten pasitarusi su savo kolegė, ne, tai jinai patvirtino, kad saugu, viskas gerai, mes į restoraną nuėjom, kabutės atsigėrėm. Gerai, ir kokia šitą informaciją, ar buvo tavęs puolimas, kaip supratau, buvo, kad vėl tu, bet jeigu tu ten nufilmavai, parodai, pateikė įrodymus, tai dėl ko tave puolė? Dėl to, kad dabar pas mus yra masinė psichozė, aš jau kitaip negaliu jos pavadinti, tai yra psichozė garbinti Ukrainą, viską iki paskutinio cento jai. Ir žodžiu,
Jie kaunasi už mūsų laisvę. Garbinam, viskas ok, bet kodėl tave puolė, jeigu tu parodėjai, kad, TCK kaip renka, kad ten nėra sugriauta, Nes tai yra kad visi vaikščiai į barus ir gyvena ten. Tai yra nepatogi informacija, nes pasaulis turi žinoti, kad ten turi manyti. Jo, kad ten viskas iki pamatų, ten blogai, ten tik remti, aukoti, atstatyti ir taip toliau. Bet žmonės realiai ten gyvena gyvenimus. Taip, aš kaip sakau, ten tos vietos, kurios yra, tai yra, turigi kažką parodyti žmonėms. Kitaip neaukos pinigų, reikia sužadinti emociją, parodyti. Gal teko girdėti, juk toks yra Valdas Bartkevičius ir ten buvo irgi viešinomės kanale ir Skirmantas net Malinauskas išdrįso paviešinti, kaip jie ten vidiniuose čatuose tarėsi, kad reikia sušaudyti mašiną, nuvaryti, kur ten Rotušės aikštė, pasakyti, kad čia iš Ukrainos ta mašina parvaryta ir kad surinkti pinigų. Ja. Tai aš kaip suprantu, ir net Šarūnas, toks yra veikėjas Šarūnas Jasikevičius irgi. Tai tas irgi sakė, mums reikia įvykių, kad žmonės neužmigtų ir neužmigtų aukoti. Tai čia gaunasi, galima daryti prielaidą, kad tie įvykiai specialiai daromi, kad tiesiog sukelt pasipiktinimą, tai negali nesukelti pasipiktinimo žūstantys žmonės, vaikai ir taip toliau, bet čia yra išnaudojama pinigų rinkimui. Ir dabar tada mano klausimas, Jonas Ohmanas yra pripažinęs, kad ne visa parama davažiuoja iki tenai. Ką tau dėl šito paliudijo ar papasakojo ten buvę vietiniai, kaip ten jie tos paramos birinį hačių, ten turbūt netelpa, visi turi po 3 kalbenkės, kurių rusai dar neišnešė, ant detalių į raketą sudėti. Ką apie tai papasakojo, kiek ten realiai davažiuoja, kas žino apie tą radarą, kad nupirko lietuviai, žino ar ne? Ne, tai aš čia... Bairaktarą, radarus irgi pirko. Tai aš jos klausiau, konkrečiai šito klausimo paklausiau, ar ką nors girdėjai apie tokią organizaciją kaip Radaro, mane ir taip. Jie tokius dalykų nežino, bet... O Blue Yellow, kad čia yra tokia organizacija, Blue Yellow, žino ją? Jinai sakė, kad žinojo, bet apie Blue Yellow jinai žinojo čia iš Lietuvos, nes čia teko su mūsų savanoriais susipažinti. Čia sužinojo, o Ukrainoje ten niekas nežino. Ne, Ukrainoje nieko nežino. Ir aš sakau, ten pasižiūrėjus, jinai vidinių dalykų pasakoja, kaip atvažiuoja parama, atvažiuoja tie, kurie remia, nusifotkina su savanoriais, susipakuoja ir išsiveža atgal. Ta prasme, atvažiuoja, padaro fotkės, taip, susirenka. Vėl, net, tai gal palieka nors kažkiek? Aš sakau jo žodžiais. Iš fūros lygintuvų vieną gal palieka. Ar ten... Yra, nes jinai bendrauja pati su savanoriais, ir tai yra iš jų lūpų, kaip vyksta. Galbūt yra tokių žmonių, kurie ir palieka, atvežia viską, bet tie, kurie labiausiai afišuojasi, tai, buvo tokio. Jeigu dabar pažiūrėjo kažkas tave apkaltintų šmeižtu, tai aš suprantu, tau nebūtų problemų paimti liudytojus, kurie paliudytų, jog jie tau tai pasakė, čia tu ne pati sugalvoji, ką dabar čia tu pasakei. Ne, tai man jau net nereiktų liudininkų, aš parodyčiau video, kur tas žmogus pats tiesiogiai kalba. Ai, tai pas tai yra įrašai, gal viskas tas iš to paviešinta gal. Jo, viskas iš to video į Ukrainą, kur važiavau, jinai viską ten papasakoja, viską papasakoja. Ir nepaisant to, tu vatnikė ir ta tavo draugė irgi vatnikė turbūt. Jo, ir man rašė, kad mane čia Lietuvoje VSD pridavė, ją pridavė į Ukrainos ten tas stebėjimo. Nes kad manim turėtų domėtis VSD, nes aš čia... O kodėl VSD turi domėtis dėl to, kas skaidrina paramą Ukrainai? Čia iš vis ne VSD reikalas. Tai dėl to jie manim ir nesusidomėjo. Nes tai yra Ukrainos jurisdikcija. Taip. Čia gal labiau turėtų susidomėti, jeigu ta parama jinai nevažiuoja, ar jinai nepatenka, kur turi patekti. Čia labiau turėtų turbūt susidomėti mokesčių inspekcija arba finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, nes jeigu kažkas deklaravo paramą, nusirašė čia mokesčius, aš apie mokesčius, mokėjimą, nemokėjimą daug žinau. Tai galiu papasakoti. Tai iš esmės, jeigu ten nedavažiavo, tai čia turėtų mokesčius susimokėti, kažkaip turėtų. Bet kažkaip man neteko girdėti. Ne, čia tiesiog žmonės, tie, kurie visi dabar pasikeitė trispalvę į dvispalvę, jie tiesiog supyko, kad aš parodau, kad Ukraina visgi kaip ir jinai dar žmonės ten gyvena savo gyvenimus, ten koncertai, tokių, kokių jie dar nematė, vyksta koncertai. Kokie dar koncertai? Tai dabar Kijeve ten vyko tas koncertas, dabar
nepasakysiu aš to atlikėjo, nes aš neklausau, bet ten... Bet ta prasme, koncertas, daug žmonių susirinkę, muzika valio. Jo, aš tau atsiųsiu pasižiūrėti. Ten yra, wow, jie gyvena savo, na aišku, ten neva neliečiami miestai, Odesa, Kijevas ir taip toliau. Tai kad Odesa ten dabar jau. Tipo atlėkė biškai. Dabar jau. Bet prieš tai ten vakarėliai, tūsai koncertai vyksta. Ten nesvietiško dydžio koncas vyko. Nes aš kažkaip girdėjau, buvo irgi čia toks puoleniai, dar kažką, tie faktčekeriai faktčekino, ale ten kažkokį vandens parką jie ten ruošiasi didelį statyti, ten irgi kažką teko apie tai kažką tai girdėti. Apie vandens ne, bet apie slidinėjimo kurortą taip. Ai, va, ir slidinėjimo kurortą irgi teko girdėti, kad ten statys, po to ten jau faktčekeriai neigia, kad ten jau tipo ne ukrainiečiai statys, bet kažkaip tai jeigu šalis kariauja ir visi mobilizuojasi, tai taip. Kažkaip, nesiklijuoja. Aš sakiau net, kad jeigu tai yra kažkoks asmeninis sponsorius, tai to šalies prezidentas turėjo atsiklaupęs maldauti, kad tu investuok dabar ne į kurortą, o padėk mums apsiginti. Kažkaip sakytų, kažkaip ačiū už pinigus, bet mums dabar reikia tų dronų nusipirkti, taip. O neslidžių. Jo. Kažkaip tai. Bet va čia normaliai. Tai žodžiu, įsiutinai tu čia normaliai. Jo, tada ir aš važiuodama žinojau, kad aš kai grįšiu, kai kelsiu, kad bus aziotažas. Iš tikrųjų, aš tikėjausi, kad daug žmonių atkris. Nes aš žinojau, ant ko aš einu, žinojau, kokia pozicija Lietuvoje ir kiek daug žmonių iš tikrųjų ten, sakau, psichozė dabar tokia yra. Bet tai, ką aš gavau, atvirkštinė reakcija, labai daug žmonių dar labiau palaikė, nes jie pamatė, jie išgirdo tai, ko negirdėjo, tie, kurie adekvačiai įsiklauso, priema informaciją, pas mane atėjo daugybė žmonių, aš tikėjausi, kad bus kaip tik atvirkštinė reakcija. Tave čia sutryps, nurašys. Jo, atseks, nebežiūrės ir taip toliau, o man masiškai pradėjo augti žmonės, nes jie tiesiog toks jausmas, bet pamatė tai, ko per teliką nematė. Čia tu tikra žurnalistė. Jo. Klausyk, o dar man teko gauti žinių, kad ten tavo darbiniai reikalai, tai yra šeimos pajamos ir finansai, irgi patyrė trikdžių atakų, vos nebandoma buvo sunaikinti ten, kad ten tave vos nepalikti be pajamų. Papasakok va šitą momentą, kas ten vyko, kas ten darėsi. Tai čia yra labai labai tiesiog banaliai, nes va toks kaip Stonkus arba dar vienas Gegučiukas mes tokį turim, degintojas ant laužo. Ta prasme, ką jis ten degina? Tautiečius tokie, kurie turi savo kitokią nuomonę. Tai kaip pagauna ir sudegina? Ne, jis tai perkeltinė prasme videkos kelią ir degina ant laužo ir apie tos žmonės kalba. Čia kas toks? Kubilius Dominikas. Brama, kai pasako pavardę Kubilius, tai man jau man irgi, jo. Ai, tai, čia apie jį... Jo, čia atskiros laidos vertas šitas veikėjas. Jo, jau čia šitas VIP. Tai kodėl aš bandžiau ieškoti teisybės, būtent kas liečia Stonkaus pasisakymą, nes kai išdėjo mane ten iš šuns dienas, ten išvadino, kur sakau... Nekartok, žmonės girdėjo, liežuvis nesiverčia man. Tai paragino mane visur irgi ten blokuoti, cancelinti mane ir taip toliau. Ir žmonės tiesiog susiradę mano darbinį puslapį, kurį aš čėdėjau 14 metų ir labai daug į tai investavau. Čia Facebook'o, TikTok'o? Ne, mano darbinis kuklus, labai mažas. Tai internetinis puslapis? Jo, darbinis. Mano darbinis kosmetologijos puslapis. Tai jis veikia dabar, ar tau jį nukilino? Ne, jis veikia, tik aš turėjau išsijungti... Koks adresas? Bioteb Vilnius. Turėjau išjungti atsiliepimus. Bioteb. Teb. Vilnius. To aš čia patikrinsiu, ar čia. Jo, tai aš gal 2-3 paras sėdėjau, turėjau valyti profilį. Ar aš čia blogai įvedžiau, ar jis neveikia? Ai, ne LT, tiesiog Facebook'e. Ai, Facebook'e, tai sakai puslapis, tai ir sakai, kad Facebook'o puslapis. Jo. Aš įvedu. Tai po šitų pasisakymų žmonės masiškai atakavo mano darbinį puslapį. Nes jau atakuoti manęs TikTok'e ar dar kažkur nebėra prasmės, aš ten tiesiog visus problokavusi. Jo. Ir tai yra mano darbo duona, kuri niekaip nesusijusi su mano politinėmis pažiūromis. Mano darbinėme puslapyje nėra nei vieno pausto apie tai, iš vis nieko bendro su tai neturi. Bet
ten dieną naktį valiau, nes rašo realybę netitinkančių komentarų ir taip Ta toliau. prasme, Mano bandė grinai nukilinti tavo tą puslapį, kuris realiai tavo veiklos užteko jo tokio pasisakymo, kad žmonės eitų tą daryti. Ir masiškai ten tie supuolė visi šizofrenikai. Aš jau sakau, nekalbu apie tą gegučiuką, sparnuotųjų supynių. O kodėl tu taip vadini gegučiuką? Nes jis kaip gegutė, jisai apie tą patį, vienoje tonacijoje apie tą patį, apie bet kokį žmogų, ką paims, vienoje tonacijoje. Ai, kuku. Jo, net atrodo, gal tu ir norėtum jo paklausyti, bet, žiauriai neįdomu klausyti. Aš dabar žiūriu tą tavo profilį, kažkaip čia nematau čia nei Ukrainos vėliavų, nei Lietuvos. Čia tik darbinis puslapis, daugiau nieko. Ir aš... Tavo veikla. O klientam tavo nepradėjo ten skambinėti? Pavyzdžiui, šitą nuotrauką, ne? Jo, tai čia tu turi, kad gavai kažkokį pažymėjimą. Iš seminaro, taip. Jo. Tai spėk, toks, kai ta partizanė parašo apie mane kažkokį straipsnį, toks kaip Kirilkinas, išsitraukė mano šitą nuotrauką ir klastojo dokumentai. Jisai vietoj, jisai va čia va viršui, užrašęs Vatnikės pažymėjimas, siuntė mano... Kirilkinas čia tas, kur zadnį privadnai. Taip. Ai. Bet jis vaizduok iki kokio lygio, jisai visur savo storiuose dalinasi, kad iš manęs reikia atimti pilietybę. Facebook'e mano draugams siunčia asmeniškai tuos storius, man draugai rašo, kodėl, sako, jis man siunčia, sako, tokį dalyką, sako, jis galvoja, kad aš dabar pakeisiu nuomonę, ar kaip, sako, aš irgi galvoju taip kaip tu. Bet tai jie suklastojo, paviešino. Jis taip pasiėmė mano šitą nuotrauką, pridėjo žodį ir visur dalinasi. Tai Jonas Ohmanas kažkada yra toks Lietuvos galiūnas, Žydrūnas Savickas, daugkartinis pasaulio, pripažintas pasaulio stipriausiu žmogum. Jisai visada neždavo Lietuvos vėliavą į apdovanojimą ir Jono Ohmano chebra, ten bent pas jį buvo paviešinta, jisgi perpaišė į Rusijos vėliavą. Tai buvo toks įvykis. O čia dabar tu irgi viešini dokumentą, kurį jie pradėjo, klastojimu, gal čia nepavadinsi. Bet pasiema mano dokumentą ir visur visiems siuntinėjo, kad jo ten. Bet tai žodžiu, kai jau sako, kad iš manęs reikia atimti pilietybę, tai, aš dieną naktį sėdėjau ir valiau tą puslapį. Ščyras lietuvis pavardė Kirilkinas, ne? Jo, čia kitas momentas. Ščyras, jau toks lietuvis, jau tokia lietuviška pavardė. Žinai, tai čia, aišku, aš jokių būdų nenoriu įžeisti rusakalbio, aš labai jos palaikau ir jie mane palaiko. Aš pati aplinkoje turiu ne vieną ir gerą pažįstamą ir draugą. Bet iš esmės, yra toks Paulius Mykolaitis, tai tu žinai, kad toks irgi Poldemiko. Ai, dabar jau žinau, kai va tai pasakyti. Jo, bet jisai irgi turėjo anksčiau, aš dabar neatsimenu rusišką pavardę, jis pasikeitė į Mykolaitis. Mykolaitis jo nėra pavardė, kurią jis turėjo nuo gimimo. Tai, žinai, visi tie bando kažkaip lietuvizuotis, žinai. Tai vėlgi, aš nesakau, kad čia, kas turi rusiškas pavardės, kad čia kažkaip tai, bet kodėl va tie, kurie turi tas šaknis, patys tų savo šaknų atsisako ir jau tampa tokiais... Mailitovcai, žinai, kažkaip tai taip gaunasi. O tai su tais, ten pas Kirilkina ir vardas jogi, irgi, ne Vytautas, ne Mindaugas. Jo, aš net ne, man tai santiek yra... Kažkaip keistai, ne, tie, kurie puola visus, jie visi patys rusiškais vardais ir pavardėm. Aš dar norėjau tavęs tada paklausti, kaip čia tavo kokie tolimesni planai, čia aš gal tu čia ateisi, apsiverksi, visiems tavęs gaila pasidarys, žinai, kažkada televizijoje. Ne, tame ir esmė, kad šiaip aš pagal horoskopą esu avinas, tas tikrasis avinas ir aš niekada nestačiau ir nestatysiu savęs į aukos poziciją, nes aš pripratus už save pastovėti, bet čia atsitiko toks dalykas, aš kreipiausi į teisėsaugą dėl Stonkaus, dėl jo pasisakymų ir taip toliau, tai būtent policijoje jie nepamatė čia nieko tokio, pasiūlė man kreiptis tiesiogiai į teismą, jeigu aš noriu toliau ginti savo orumą ir garbę. Samdykis advokatą. Taip. Ir čia aš nemeluosiu, aš neturiu, čia išsiskiria resursų galimybės. Aš bandžiau ieškoti advokato ir buvau susiradusi, bet kai pamatė prieš ką reikia eiti, lengvai tariant atsisakė. Ir... Tai gal tu padaryk jai reklamą, tai advokatijai? Ne, viskas tvarkoja. Nenori jo sudeginti ant laužo? Nenoriu. Nes čia tokie, aš tai tokių negaliu pakęsti, kurie sako, jo, po to sužino su kuo kova ir jie tada, oi, aš pas. Ne, tai palauk. Aš... Pasigalėsi šį kartą.
tiesiog, kai tu žinai, kas... Tai man tyliai pasakyk, aš pasakysiu. Gerai, neprovokuosiu. Nedeginsiu, bet aš atsirėmiau į tą tokį dalyką, kad ir tada, jeigu tu nori tikrai eiti ir toliau už save pastovėti, tai yra tik tavo galimybės ir resursai. Aš tokių galimybių neturėjau, dėl to aš ir, kaip pasakyti, ta tema plaukia ir nuplaukia, ne? Ir tada... Mano toks klausimas, bet giliai širdeliai buvo skauda? Be abejo. Be abejo, aš esu paprastas, mirtingas žmogus. Tai, kad mano charakteris yra net stiprus. Net mirtingas, aš taip jau galvojau, kad čia tavęs nieks paimti negali. Ne, artimiausia, mano vyras matė, kaip aš namie sėdėjau ir iš tikrųjų... Sunku iš tikrųjų buvo, giliai. To negali parodyti, bet... Taip, sunku. Aš sakau, aš sėdėjau parom, aš turėjau valyti savo profilius, ašgi matau viską, mano vaikui linkėjo mirties. Ai, vaikui mirties linkėjo? Taip, mes skridom kaip tik dabar, į Turkiją rašė, kad lėktuvas nukristų ir tavo vaikas mirtų. Čia vaikas, kurį dabar girdim fone, ne? Taip. Tai faktas man skaudu. Ta prasme, rašė, kad linkim tau kartu su vaiku, kad nukristų lėktuvas ir žūtum. Taip, aš visus screenshotus, viską pasidarius, nes tikėjausi, kad tai bus kaip ir... kad aš labai tikėjausi iš teisėsaugos, kad bent jau su juo susisieks ir pasakys, negalima taip viešai kalbėti. O tiesa, kai tu parašai pareiškimą, policija vis tiek, kad nors jie nepradeda iki teisminio tyrimo, jie pradeda aplinkybių patikslimą ir dažnai būna pas tuos, kurie yra kaltinami padarę nusikaltimų, tai prasme, tu parašydama pareiškimą, kaltini jį padariusi nusikaltimą, tai tau patikė duomenys, pavyzdžiui, pasikvietė, apklausė, bent pasidomėjo, kuris yra. Tai va, čia tame ir buvo mano didžiausias nusivylimas, kad aš tiesiog parašius pareiškimą, po savaitės laiko gavau be jokių labą dieną, be nieko, aš elektroninį laišką gavau, kad jūs privalote pasirašyti iki teisminio tyrimo nutraukimą ir va tai va išdėliota labai protingai sakinys, kodėl jie nemato. Tai nenusikaltimas. Taip. Ne? Ir tada man gražiai pasiūloma kreiptis, jeigu noriu ir toliau ginti savo garbę ir orumą, kreiptis jau tiesiai į teismą ir į advokatą. Ar tu jautiesi įžeista? Ar tu jautiesi pažeminta iš esmės, kaip moteris giliai? Toks kaip Stonkus negali manęs pažeminti, nes mane pažeminti galėtų žmogus tikrai su geru autoritetu, kuris, galbūt ir tai, jeigu jisai nepriema mano nuomonės, tu argumentuotai išdėliok, paprieštarauk mano sakiniams. Jis to nepadarė. Ne, jis tiesiog išdėjo pačiais šlikščiausiais rusiškais žodžiais, ir šiaip ta prasme. Ir toks žmogus, kuris yra jau, man atrodo, aplamai pavargęs pats nuo savęs ir nuo gyvenimo, jis negali manęs įžeisti. Jis per silpnas. Taip. Ar man buvo neskanu, nejauku ir 2-3 paras tikrai tai buvo, nes tai buvo spaudimas iš aplinkos. Jautiesi blogai. Ne taip, kaip kiekvieną dieną eidama į darbą. Ne, tikrai ne. Ir atsakau, mano vyras matė, jis gniaužė kumščius, sakau, ramiai. Sakau, mes netokie, mes eisim kitų kelių. Gal tik to ir lauktų? Gal to ir laukia, bet jo, tai man tikrai buvo skaudu, man kaip moteriai, kaip mamai, aš sakau, aš džiaugiuosi, kad aš esu stipresnių nervų žmogus, bet jautresnė, jeigu būtų pakalbėjus ir savo nuomonę išsakiusi jautresnė moteris ir paskui gavusi tokį visą tokį viešą dalyką, tu čia, sakau, ir be psichologo galėjai neapsieiti. Ar pasiruošus tu taip stipriai pakariauti, jeigu aš tau padėsiu su advokatu? Tai, jo, tu man pasiūlei teisinę pagalbą. Tu nepaskambinai man ir nepasakėjai, labas, Oli, mačiau videką, turiu tokį planą chuliganą, einam prieš Stonkų. Būčiau iš karto atsisakiusi, bet tu man siūlai teisinę pagalbą. Kodėl aš noriu eiti už tai? Todėl, kad jeigu tokia viena... Aiškink, jo. Todėl, kad jeigu tokia kaip aš, paprastai eilinė mama ir taip toliau, pasieksiu, kad bent pabarimą gautų, Stonkus ar viešai. Viešai atsiprašytų, užtektų tau? Man sočiai. Jeigu jis viešai atsiprašytų, pripažintų, kad jis padarė man daugiau nieko nereikia. Nereikia iš jo nei pinigų, nei cento. Ne, man reikia, jam tai bus skaudžiausia. Tai mes tą suprantam. Ir koks mano tikslas yra, kad jeigu toks kaip jisai vieną kartą atsiprašys, kitas gudrutis gal ateityje pagalvos prieš kalbant ir tu gali mane kritikuoti, tu gali man sakyti, kad tu nesutinki su mano nuomonė, tu tiesiog filtruok ir galvok, ką tu kalbi, nes tai buvo peržengtos visos moralės ribos kažkokios. Mes su tavim prie vieno stalo nesėdėjom, kad tu šitaip viešai mane išdirbtum
Ir, kaip aš sakau, net galėčiau teisme įrodinėti, jis mane pavadino šūdo gabalu, ne? Aš Nu, teisme jis galiu... ten Jo, bet aš tave teisme, visaip aš pavadino. teisme galiu paduoti pažymą, kad aš esu žmogus iš kraujo ir kaulo ir tai netitinkanti faktų realybės žodžiai. Nu, Bet- čia jau teisiniai taip. ginčai, nepasakyk viską, ką gali padaryti Taip, advokatas. bet esmė yra tokia, kad vienas viešai atsiprašys arba gaus kažkokią, ir kiti pagalvos ateityje. Pagalvos, kad, Nu, aš manau, jisai truputį pagalvojo, kai aš pas jį nuvažiavau. Tai turbūt reikia man dar kartą pas jį nuvažiuoti. aš viską teisiškai su teisininku, O aš nuvažiuosiu savo O ruožtu. tu važiuoji. Tai ką, ačiū tau, kad atvažiavai. Žmonės pamatys, patys atsirinks. Žinokit, maladėts ta Oli. Tai... O čia, bet čia rusiškas žodis. Taip, atsiprašau, Šakalienė gali viešai sakyti špargalką. Nematei? Nemačiau. Jinai interviu davė, sako, aš atsinešiau špargalką. Šitą mačiau, Jo. jo. Nu, matai, Šakalienė ten turi Ne, bet rimtesnių esmė, kad- problemų, negu tu turi. Tik jinai jų nepripažįsta. Va. Bet ne, iš tikrųjų, tai nebijokim kalbos, nebijokim žmonių, žiūrėkim viską adekvačiai ir priimkim realius faktus, kurie guli mums panosim. Va, tik tiek mes tie vatnikai, tik tiek ir norime. Mes linkim taikos Lietuvai. O šiaip tai jo. Tai ką, dar kartą tau ačiū už drąsą. Man smagu, kad va, tie žmonės, kurie nepabijo, o taip Aš žinai, eit prieš. Ir man tavo fenomenas apskritai pradėjo žavėti, man į kalėjimą tavo videko, į flešiukus įrašę siūsdavo, tai aš daug ką mačiau. Ir taip ant galo pasakysiu, nes irgi čia kils aziotažas, kaip aš čia atvažiavau, pas ką. Tai čia pas celofano, tai čia žinai, kas čia dabar darysis. Žinau. Ypač jie taigi ten suviduriuos. Jo, žinau, bet aš pasakysiu vieną dalyką. Žinot, ne veltui kažkodėl yra sakoma, kad mano priešo priešas, man draugas. Taip. Ir tu nukritai man kaip iš giedro dangaus, kai aš jau buvau realiai tą situaciją paleidus, nes neturėjau galimybės už save, mūsų resursai tiesiog skiriasi, va čia yra neteisybė. O dabar jau jeigu nereiks pinigų, praktiškai atsiras kitaip. Jo, čia aš gaunu pagalbą šitų klausimų ir jeigu man reikia tiesiog už save atstovėti, pastovėti, eiti kalbėti. Lengviau su pagalba, ne? Lengviau. Aš labai dėkinga tam teisininkui, kuriam turėsiu dar pasiskambinti, kuris... Jo, jis laukia tavo skambučio. Jo, aš be galo esu dėkinga, kad apsiema šitą dalyką daryti. Tai jo, žmonės, gyvenimas taip veikia. Mano priešo priešas man yra draugas. Ką, ačiū tau ir ką. Iki. Iki.